Aš Juodulis, bičiuliai. Tiksliau mano vardas Juodulis Kas čia kalba? Einu pasakyti Saulytė, kad čia nekalbėtų. Saulytė, Sandrutė, sesės, jūs nekalbėkit, galit? Gerai. Mano namelis puikus. Aš čia atsikrausčiau prieš daugelį metų. Tada turėjau puikų soduką, bet turėjau mažai draugų, o dabar turiu tiek daug, net ir patį geriausią. Tai vardu Kiškis. Pašaukti jį neprieštarausite, vaikai? Ar neprieštarausit, sakykit? Gerai, neprieštarausit. Kiškė! 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 Kiškė, kur tu trumpanosi? Kiškė! Kiškė! Čia jis ateina, užtat trumpam išeinu. Tryku, iš paryku, štai ir aš Kiškelis. Oi, kur aš čia dabar? Labas. Na, šiek tiek purvinas, nes prausiausi po purvyno, o purvynas labai toli. Mane kutena, bitė, Eik tu, bitė. Aš esu Juodulio mėgstamiausias draugas. Na gerai, neturiu laiko, turiu skubėti. Juoduli, eik čia. Kas? Juoduli, eik čia. Gerai. Kiek pamenu, visada buvau susijęs su laukinė gamta. Ir jos apžavėtas. Visuomet skaičiau knygą. Tuo ją pamatysit. Štai šitą mano knygą. Gyvūnų knygą. Tik pamanykit ir pabandykit ją atversti. Oi, knyga krenta. Oi. Negalėjau jos sulaikyti. O dabar parodysiu ūkį. Savo ūkį, kurį įsikūriau prieš daugelį metų, kai atsikrausčiau, nes buvo gaila senų draugų. Štai čia ūkininkė. Tik dabar išdėliojau vaisius su vyru. Kokie gardumėlis, paprašykite, ar negali jums paduoti? Parašyta Eko. Aš nemoku skaityti, aš tik mažas, nepatyręs Juodulis. Pažiūrėkime, kas dėdasi ūkyje. Ar tik ne kažkokie mėgstamiausi dalykai. O čia? Oi, kažkas atsitraukė puslapį. Na va, čia yra katė, mieganti katė. Tik atsargiai neprižadinkite, nes gali pradėti murkti. Aš tik truputį nesusimąsčiau. Džekai, šunie vedly. Taip, čia Džekas, šunų vedlys. Wow, jis visuomet pamsi. Čia verčiasi. Matot, kaip pamsi? Aš esu vedlys, bet niekiek neblogesnis. O kur ūkininko akys? Štai viena gražioji mano raiboji antukė. Aš ją labai mėgstu, prieš daugelį metų su ją draugavau. O štai ir kitos antys. Jos
dar nelabai patyrė. Oi, puslapis nusivertė. Oi, nesiversk, tu kvailas puslapį. Nesivertė. Štai va. Kiškiai. Turbūt sunku jį būtų nupiešti. Štai pavaizduota. Kur čia jis? Va. Čia. Nu pasitrauk. Išlikštuk. Gerai. O štai čia bulius. Atsargiai verskime kitą lapą, jis gali patisti. Kažkuriam buvo katė? Taip buvo ir dar seniai. Cyp, cyp, cyp. Tai aš labai bijau. O štai čia atkeliavom į kiaules. Kas čia? Fu, degos nenoriu dar apkakos. O štai čia atsisukus į priekį kiaulį. Ir pagaliau milžiniška mama. Ji net netelpa. O štai roškytė. Ne. O štai čia ir jos mama. Tik pažiūrėkit, tik ką jis skalbti skalbinėjo, jau jos nori valgyti ožką. Ne, reikia iš jos pamelžti pieno. Nebus tada laiko, kada jai čia duoti tuos skalbinius. Tikrai nebus. Pažiūrėkime, kaip laikosi vištininkai. Wow, ką tik įsiritęs ančiukas. Oi, dar gaidys ateis. Verčiam kitą puslapį, kur ganosi asilai. Žiūrėkit, ką tik nusižiūrėjo vieną iš mergelių. Man tai asilai nelabai gražus, bet tokie ir gražus. Verčiam kitą puslapį, dar susidorosim su jais. O štai čia yra ančiukai. Kry, kry, kry. Ne, čia gulbė, o ne antys, nes raiboji susikūrusi lizdą po ūkininko tvartu. Kregždutė, kregždutė, neturi lizdą trešnių, aš irgi norėčiau paragauti. Kikar, kikar, aš turiu, kuku, kuku, aš turiu. Tu ateik juodulį, mielai pasidalinsim. Už tai ir avys. Avys negali duoti pusę vilnos nusimegzti šiltų kailinių ir man bus žiema šalta. Ne, mums žiema gerai, turim šiltą tvartą ir tavęs pasigailėsime. O štai ir juoda avytė. Už tai ir žirgas, kuris kasdien veža šieną. Jūs tik pažiūrėkit, štai koks jo ūkis. O dar žiūrėkit, taip gerai pakaltos kanopos. Koks apsiaustas, tikrai negražus žirgas, ar ne? Už tai ir kačiukai, jų kamuoliukai jau paruošti. Miau, kas pirmas, tas gudresnis. Kačiukai, ir man duokite siūlų, juodulius gražiai su jomis pažais ir nevaikys. Už tai reiklusis žirgas. Bet pažiūrėkite, jau nuostabiai pakaltas kanopas. Į jo stambę gražią uodegą. Į jo visokius dalykus ir į gardžią įlenktą kaklą. Štai koks gražuolis vaikšto po tvartą ir visus nugali grožiu. Štai kokį gali įsimylėti graži moteris. Štai ir šuniukai avisiukai. Šuniukai
Gal palotumėt, aš irgi mielai prisijungčiau prie jūsų draugijos. Esu šuniukas Juodulis, ar girdite? Girdi, ausytę pakėlė. Mama, ar sutinki priimti Juodulį? Taip. Tai ir pabaiga. Galite pasižiūrėti, kur viskas ir kaip prasideda. Štai čia viską galite žiūrėti nuo pradžių. Aš visuomet skaitydavau šitą knygą apie gyvūnus, parodytas eilutes ir viską. Užtai ir ūkininkai, bet jau atsisveikiname. Pamatysime kitą kartą. Ta lemta ūkininkė. Štai tokia mano pasaka. Norite pamatyti namelį, šaukite, vaikai. Norim, norim, norim. Puiku, puiku, gerai. Štai mano namas. Gražus, ar ne? Čia kalba per teliką, nesidrovėkite. O pažiūrėjot? Aš esu laimėjęs ir gerąjį medalį. O nenorite apžiūrėti vidaus? Tuojau atsidarysime. Matot, čia mano Juodulio paveikslėlio šaldytuvas. Čia užrašytas ant sienos ženklė. Ar pamenate mane, kai lankėmės ūkyje ir mano namelyje? Atleiskit, bet įsijungė planšetė, kai žiūrėjom tą namelį. Bet šįkart aš nugalėsiu gudruolę lapę, kuri norėjo pavogti tą gaidelį. Štai ta lapė, atsargiai man darykas. Ha, 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 ha. Kas čia norėjo mane apgauti? Sakykite, vaikai. Negalime išduoti, bet čia lankėsi kai kas juodo. Ar tikite Juodulis? Ne, lapute. Aš jūs pažįstu, Juodulis, Juodulis. Ach, tas prakeiktas Juodulis. Pasakykite, vaikai, kad rytoj jau gaidelio nebus. Kakariekų, kakariekų. Tuoj, vaikeliai, čia reikia tik atversti, o atversti užtrunka laiko. Galit šitą pusę ir ištryti. Tryti. O štai čia. Kakariekų. Kakariekų. Negaido gaidelį. Kakariekų. Kažką trukdo. Viską apsiginsiu pats. Nebijokite, vaikučiai, tuo jo neliks. Ha. Jo neliko, vaikeliai. Atleiskite. Bet dabar jau yra per ilgai einama. Kitą pusę galite pažiūrėti, nors ji bus sukurta vėliau. Na, žinote, aš dabar tik šneku, bet kitoj pusėje jūs pamatysite, kas dėsis žolėje.